Čia bus daina apie tai, kaip kalti babkės, 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 babkės. Už babkės gali nusipirkti auksinės tapkės, 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 tapkės. Čia bus daina apie tai, kaip kalti babkės, 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 babkės. Už babkės gali nusipirkti auksinės tapkės, tapkės, tapkės. Vos tik pradėjau grot, tikėjau viltimi, sena įkvėpimu ir rožinė ateitimi. Dažnai sutikdavau aš groti net už dyką. Buvau girdėjęs, tai pradėjo dažnas liga. Aš žinau mane niga, bet nelaikiau ir dažnu. Savęs sekiau tikslu, aš veidų nepradažnu. Čia ta prasme, kad aš neparsidavinėjau. Geriau jau padavau, bet sielos neišvertinėjau. Bet vieną dieną atsirado vienas dėdė, kuris mane 3 sakiniais tiesiog suėdė. Jis sako, jo ta revoliucija tai miela, herojiška ir nuostabu, švarita tavo siela. Bet tu su jie nepastatys juk namų, negausi naujo Bentlio, nepikių kalių. Žodžiu jis sako man, pakeisk ritmuką ir skambesi pašvelnink, aš juk pažįstu puką. Ir bus daina, su kuria mes kalsim babkės, 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 babkės. O tada nupirksim tau auksinės tapkės, 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 tapkės. Ir bus daina, su kuria mes kalsim babkės, 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 babkės. O tada nupirksim savo auksinės tapkės, tapkės, tapkės. Klausyk, taip pat pažįstu tą iš teliko tipuką, iš radio, iš interneto tą mažą puką. Žodžiu reikia kepti taip, kad net debilui aišku. Per daug negrūzink, per daug neaiškink. Geriausia rinkis aiškia mūsų tautos kalbą. Žiūrėk, jisai manęs paklausė, apie jį jau kalba. Tada sukursim tau gražų dizainą ir stiliuką, prifarširuosim interneto pimpaliuką. Ir tada pašlo, pajehala padrubam. Pinigai gavno, bet per daug nebūna niekam. Pauzė, stoviu, kvėpuoju, galvoju, trenkti dabar ar palikti rytojui. Kažkur skaičiau, kad reikia skaičiuoti iki 10, taip ir padarau 1-10. Sakau, klausykit, ponas, gal aš atrodau jum kaip lavonas. Jis manęs aiškiai nesupranta, tiksliau supranta, bet veide laiko cementą. Sakau, bet tu juk supranti, kad manim tiki žmonės. Kokie ten žmonės? Kreščionės. Bet to jų yra vos keli šimtai. Manau, Facebooką savo bent kartais atidarai. O 200 nėra gerai, geriau į areną visą kart 200. Bet tavo teisė rinktis, neįkalbinėju, tokių kaip tu bent 3 už durų stovinėja. Bet to nuo pat pradžių jutau, kad tu be kiaušis, ne pirmas, ne paskutinis, minkšta dušis. Nebus dainos, su kuria mes kalsim babkės, 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 babkės. Todėl nenusipirksiu savo auksinių tapkių, 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 tapkių. Nebus dainos, su kuria mes kalsim babkės, 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 babkės. Todėl nenusipirksim auksinės tapkės, tapkės, tapkės. Tada kažkas man į be galo greitai sureagavo ir įvykiai jau klosis lyg laimingo galo. Smailusis tušinukas, kur gulėjo vidur stalo, padarė, kad to bičo veidas ėmė ir išbalo. Sakau, klausyk, dėkoju tau už patarimus, bet gal aš pasiliksiu savo bytus, savo rimus. O tau palieku, jei kada netyčia išgarsėčiau, per vidurį kaktos inicialus savo tėčio. Tai tu klausyk, galėsi juos tada parduoti, užkalęs krūvą babkių juos kažkur suinvestuoti. O aš keliauju vėl į savo vargo vakarienę, bet bent vidum švariu ne tavo kiaušinienė. Taip išėjau į gatvę, žiūriu, saulė šviečia. Kažkaip ramiau viduj, kažkas pridegti kviečia. Atrodo niekas lyg per daug ir nepakito, bet nebenoriu susitik žinovo tokio kito. Babkės, babkės. Kur tu susikiši tas babkės? Žinai, vienas veikėjas iš vieno gero filmo sakė, ne piniguose jėga. Tada kitas paklausė, o kur jėga? A jis sako, teisybei. Tokia daina apie taip, kaip kalam babkės, 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 babkės. Geriau jau aš nusipirksiu savo medinės tapkės. Ha!